Taip, tai sveiki visi. Artėjant rudeniui pradedame savo webinarų ciklą. Tai šiandien pirmasis webinaras skirtas biologijos pamokai 8 klasiai, naujo biologijos vadovėlio pristatymui. Jį pristatys autorės Rasa Burokienė ir Ingrida Čiučkytė. Taip pat visus norime paskatinti pildyti mūsų svetainėje esančią anketą Susipažinkite, jeigu norite pirmieji gauti naujausią informaciją. Taip pat gauti kvietimus į mūsų organizuojamus renginius ir webinarus, dalyvauti apklausose, pasidalyti savo nuomonę apie leidyklos leidinius ir kitą su jūsų darbu susijusią informaciją. Norime priminti, kad jau yra išleisti 7 klasės biologijos vadovėliai, 1 ir 2 dalis, bei biologijos pratybų sąsiuviniai. Pratybų sąsiuvinius galima įsigyti, jie jau yra prekyboje. Taip pat įsigyti galima ir mūsų internetinėje parduotuvėje baltulankuvadovėliai.lt. Ir taip pat norime pasidžiaugti, kad biologijos vadovėlis 8 klasėje jau yra paskelbtas NŠA vadovėlių duomenų bazėje ir atspausdintą mes jį turėsime rugsėjo 2 savaitę. Tai visos mokyklos, kurios yra užsakiusios, turėtų rugsėjo viduryje jau gauti šį vadovėlį. Taip pat biologijos 8 klasės pratybos jau yra išleistos, mes jas jau turime. Tai visi, kas užsisakys, tai tikrai neužtruks, kol gausite, neužilgo turėtų ir jūs pasiekti. Ir tuomet noriu perleisti žodį vadovėlio autoriams. Labą dieną. Esu viena iš autorių, Ingrida. Kartu su Rasa kolegija šiandien pristatysime jau berods 3. kartą vadovėlį. Labai smagu, kad jau vadovėlis tuoj atsiras ant mokinių stalo. Ir manau, tada galėsite įvertinti to vadovėlio kokybę. Vadovėlis parengtas pagal atnaujintas programas. Pagal atnaujintas programas vadovėlis sudaro 2 tokios didelės dalis, tai yra ekologija ir evoliucija. Ir aišku, nagrinėjant tas temas yra daug dėmesio skiriama Lietuvos biologiniai įvairovei ir jos išsaugojimui. Ačiū, gal tada vėliau galite perimti. Ir vadovėlio turinys buvo tokį kaip ir vadovėlio parodomąjį formatą buvote gavę į mokyklas, tai buvo toks atsiųstas su varle, šiek tiek jau dabar buvo pakeistas viršelis. Ir šiandieną truputį pristatysime, kaip yra išdėstyta pamoka. Tai matote, kaip turinyje yra pažymėti, yra 4 parengti skyriai, 2 skirti ekologijai, tai yra sudaro ekologija ir ekosistema. Ir kiti 2 skyriai, tai yra gyvybės evoliucija Žemėje ir evoliucijos įrodymai. Kaip visą tai atrodo, tai šiandieną mes ir papasakosime. Ačiū, gal kitą galite skaidrę? Labą dieną visiems. Iš tiesų tikrai labai džiaugiuosi šituo mūsų leidiniu ir netgi šiek tiek juo didžiuojuosi, nes jisai iš tiesų gavosi labai originalus. Ir tikrai stengiamės įdėti ir nemažai įdomios informacijos ir tuo pačiu žinoma, kad atitiktų ir bendrųjų programų rekomendacijas. Tai aš jums papasakosiu apie vadovėlio struktūrą, kas jį sudaro, kaip su juo galima dirbti, kokios to vadovėlio galimybės. Ir vėlgi tiek Ingrida, tiek aš, dirbdamos mokykloje esančios praktikės, puikiai susidurėme ir žinome, kokia yra mokymo nūdiena, kokie kyla iššūkiai, sunkumai. Tai rašydamos apie tą vadovėlį visą laiką apie tai mąstėme. Tai kiekviename skyriuje yra trumpas įvadas apie ką mokiniai mokysis tame skyriuje, ką sužinos ir ko naujo išmoks. Agne?
Kaip matote, matote vieną iš vadovėlio temų. Ir visos vadovėlių temos yra ir parašytos ta pačia struktūra, kad tiek mokytojams būtų lengviau įvesti darbo seką, tvarką, nuoseklumą ir mokiniai puikiai žinotų, kokia yra darbo seka pamokose ir ką jie gali nuveikti namuose. Tai kiekvienos temos, matote, kairiajame kampelyje yra QR kodo nuoroda, QR kodą atsidarę jie ras užduočių ar medžiagos reikalingos užduočių atlikimui, kažkokios papildomos informacijos. Kiekvienos temos pradžioje yra nurodytos sąvokos, kokių sąvokų mokiniai mokysis tą pamoką ir kokias sąvokas jie turėtų žinoti ir gerai išmanyti. Ir taip pat sužadinimas susijęs su nagrinėjama tema. Ir kiekvienoje temoje mes būtinai įrašėme uždavinius. Kaip žinote, prieš pradėdami kiekvieną pamoką mes turime išsikelti uždavinius, pamokos uždavinį, kuris pasakytų ne tik, ką veiksime pamokoje, bet ir ką mokinys aktyviai pamokoje veiks. Tai vėlgi norėdami palengvinti šitą darbą, mes kiekvienoje temoje įrašėme, kas bus veikiama šitoje temoje. Taip pat visos sąvokos, svarbiausios sąvokos yra paryškintos, paaiškintos, kad mokiniai galėtų jas lengvai atrasti, pamatyti ir įsidėmėti. Kiekvieną temą stengiamės gausiai iliustruoti. Netgi kiekviena sąvoka turi savo iliustracijas, kad tas mokinys, kuriam sunkiau galbūt sekasi skaityti. Arba tas mokinys nelabai, kuris mėgsta skaityti, jisai galėtų tą sąvoką įsidėmėti, apžiūrėdamas schemas ir iliustracijas. Iliustracijas stengiamės parinkti kuo aiškesnės, kuo informatyvesnės ir žinoma gražesnės, kad mokiniams būtų smagu jas apžiūrinėti ir jie gautų pakankamai daug informacijos. Agnė? Štai čia ir, kaip sakiau, apie iliustracijas, jų vadovėlyje kiekvienoje temoje yra tikrai labai didelė gausa ir jos tikrai atspindi vadovėlyje surašytą tekstą, kuo vėlgi labai noriu pasidžiaugti, kas mano manymu mums pavyko, tai iš tiesų labai daug dėmesio skiriame, kaip ir Ingrida minėjo, Lietuvos gamtai, Lietuvos bioįvairoviai. Tai stengiamės visas sąvokas iliustruoti ne tik pasaulio bioįvairovę, bet būtent tai, kas yra šalia mūsų, tai, kas yra aplink mus, tai, kas yra Lietuvoje, nes dažnai mes labai gerai žinome, kas yra Afrikoje, Australijoje ar Pietų Amerikoje, bet paklausus, o Lietuvoje kas auga ir gyvena, būtų tyla. Tai mes stengiamės didžiąją dalį, kuo daugiau pavyzdžių remtis būtent Lietuvoje gyvenančiais paplitusiais organizmais. Agnė? Štai matote vėlgi kiekvienas tas tekste aprašyta informacija yra rodoma iliustracijomis. Agnė, gal toliau galim? Ir kiekvieną temą iliustruoja vėlgi 3 struktūrinės dalys. Tai pirmiausiai po kiekvienos temos mokiniai ir mokytojai ras klausimus ir užduotis. Visose temose rasime po 6 užduotis, po 6 klausimus ir užduotis. Jie nėra surašyti šiaip savo, jie turi tam tikrą struktūrą ir tai yra pagalba mokytojui. Kaip žinote, ne visi vaikai turi vienodus gebėjimus. Ir vėlgi mes stengiamės atkreipti dėmesį į tai, kad be galo svarbu, kad kiekvienas mokinukas, kiekvienas vaikas patirtų sėkmę pamokoje, darydamas namų darbus, ruošdamasis atsiskaitomiesiems darbams. Todėl klausimai ir užduotys yra surašyti po 2. Pirmieji 2 klausimai yra paprasti, skirti slenkstinio patenkinamo lygmens mokiniams. 3., 4. klausimas jau yra šiek tiek sudėtingesnis
ir galima orientuotis į pagrindinio pasiekimų lygmens mokinių gebėjimus ir 5-6 klausimas jau yra sudėtingi ir skirti aukštesniųjų gebėjimų vaikams, bet žinoma, vėlgi, kaip matote, jie niekaip nėra išskirti, jie niekaip nėra kitaip pažymėti tam, kad kiekvienas mokinys, kiekvieną pamoką savo keltų kartelę kuo aukščiau. Tarkim, jisai šiandien įveikia 1 ir 2 klausimą, o gal kitą pamoką jisai įveiks ir 3, netgi ir 4. Tai vėlgi, kad būtų tas siekiamybė augti, kad būtų tas siekiamybė išmokti daugiau ir tuo pačiu patirti pažinimo džiaugsmą ir tą rezultato sėkmės džiaugsmą. Taip pat kiekvienoje temoje, kiekvienos temos pabaigoje matote aprašytas praktinis veiklas. Ir vėlgi mes kaip su Ingrida, kaip praktikė, su kuo susiduriam, kad kartais numatytas praktinės veiklas iš tiesų įgyvendinti yra be galo sudėtinga. Tiesiog paprasčiausiai, ar tai sunkiai pasiekiamos medžiagos, galbūt tos medžiagos net ir brangiai kainuoja, ar tai, tarkim, reikia kažkokių specialių įrangų. Tai mes planuodamos ir kurdamos praktinės veiklas, pirmiausia išsikėlėm savo uždavinį, kad mokytojas tas praktinės veiklas galėtų lengvai ir su pasiekiamom aplink esančiom medžiagom padaryti, atlikti ir įgyvendinti. Tai vėlgi kiekvieną praktinę veiklą mes kurdamos stengiamės aprašyti kuo nuosekliau, kuo aiškiau, kuo paprasčiau, kad jas būtų galima įgyvendinti ne tik pamokoje su mokytojo pagalba, bet ir vaikas galėtų jas atlikti savarankiškai ir namuose, pats sekdamas instrukcijas, aprašymus, naudodamasis QR koduose esančią informaciją. Kiekvienos temos pabaigoje yra apibendrinimas. Vėl grįžkime prie to, kad nėra vaikų, kuriems patinka skaityti ar kuriems gerai sekasi skaityti. Tai vėlgi tam, kad tas apibendrinimas tai yra labai trumpa, labai aiški, labai struktūruota visos temos santrauka. Ir mokinukas galėtų ją pasiskaityti prieš atsiskaitomąjį darbą, ruošdamasis namų darbams, kartodamasis medžiagą. Tai tas apibendrinimas yra esminės temos sąvokos ir apibūdinimai, vėlgi kuo suprantamesniais, kuo paprastesniais sakiniais, kad būtų lengva įsiminti ir būtų paprasta jas suprasti. Nes, kaip žinote, tiek ekologija, tiek evoliucija yra pakankamai sudėtingos temos, gausios savo sąvokų įvairovę. Ir tos sąvokos, kai kurios tikrai yra gan sunkiai ir suprantamos, ir suvokiamos, ir įsimenamos. Tai mes norėjom tą pasiekti, kad tą būtų galima išmokti kuo lengviau ir paprasčiau. Agnė? Taip pat, į ką mes dar atkreipėme dėmesį, kad iš tiesų šiandieną, kai yra toks didelis informacijos srautas ir kiekvieną dieną mes susiduriam su kažkokiais statistiniais duomenimis, vėlgi nevengiame vadovėlyje įvairių lentelių, grafikų, diagramų, kreivių, tam, kad mokiniai išmoktų, įprastų ir įvaldytų statistinių duomenų analizę. Ir galėtų mokintųsi ją analizuoti, surasti duomenis, juos interpretuoti. Visa tai yra neišmokstama per vieną dieną, tai mokomasi metų metais. Tai už tai šiame vadovėlyje mes iš tikrųjų įdėjome labai daug ir įvairios informacijos ir tą informaciją pateikėme labai įvairiais būdais, kad mokiniai tas savo kompetencijas ugdytų ir pamokoje ir ugdytųsi namuose, mokindamiesi. Agne? Kaip jau minėjau, ir lentelės yra, ir netgi tas lenteles šalia iliustruoja grafinės kreivės, kad mokiniams susidarytų vizualizacija, kaip tai atrodo lentelėje skaičiai palyginami su grafikais. Ir vėlgi galbūt kažkuriam mokiniui lengviau matyti lentelę, skaityti ją, kitam yra
paprasčiau nagrinėti grafinę kreivę, vėl tam patogumui ir įvairių darbo metodų įvairoviai sukurti, vėlgi įdėjome įvairiausias tas schemas ir schemeles. Gerai, ačiū, Agne. Skyriaus pabaigoje, kiekvienas skyriaus pabaigoje yra apibendrinimas. Viso skyriaus apibendrinimas. Čia tiek mokytojas ruošdamas atsiskaitomuosius darbus, tiek mokinys ruošdamasis atsiskaitomiesiems darbams ras viso skyriaus svarbiausias sąvokas, trumpus paaiškinimus ir visą informacijos santrauką. Ir tuo pačiu galės lengviau pasikartoti, lengviau įsidėmėti ar atlikdamas kažkokias užduotis, jisai galės visą tą informaciją gan paprastai surasti ir naudoti. Tuo labiau, kad mes parašėme ir yra išleistos, ar gal bus artimiausių metų, nors girdėjau, kad yra jau atspausdintos ir išleistos 8 klasės pratybos, tai 8 klasės pratybose užduotis nesikartoja su vadovėliu, jos yra visiškai skirtingos, bet pilnai atitinka vadovėlio turinį. Todėl mokinys, atlikdamas užduotis pratybose, tikrai ras informacijos reikiamos vadovėlyje ir tuo pačiu atras ir naujos informacijos, kažkokios naujų, ne tai kad mokymusi, bet sudominančių įdomių faktų, atlikdamas pratybų užduotis. Ir tokiu būdu mes tikimės, ta biologija, ekologija, evoliucija nebus kažkoks baubas, kurią sunku mokytis, bet kaip tik praplės mokinių akiratį, sudomins gamtos mokslais ir skatins meilę savo aplinkai. Agne? Štai matote vėlgi apibendrinime stengiamas informaciją pateikti itin struktūruotai, lentelėmis, įvairiomis schemomis, trumpais aprašymais. Agne? Ir skyriaus pabaigoje visiškai, matote, yra parašyta pasitikrinu ir įsivertinu. Tai kiekvieno skyriaus pabaigoje tiek mokytojai, tiek mokiniai ras tą dalelę. Vėlgi mes čia įvedėm tam tikrą struktūrą, prisimindami mokinių skirtingus pasiekimų lygmenis. Ir vėl žinome, kad tikrai ir linkime, ir norime, kad kiekvienas mokinukas patirtų sėkmę. Tas užduotis, pasitikrinimo įsivertinimo užduotis vėlgi sustruktūravome. Pirmoji užduočių dalis, įvardinta mokų sąvokas, yra trumpųjų atsakymų užduotis, kur pakanka mokiniui perskaičius užduotį, tiesiog sąsiuvinyje parašyti trumpąjį atsakymą, tai vieną žodį ar kažkokį teiginį, sąvoką, ko ta užduotis prašo. Antroji užduočių grupė skirta jau pagrindinio lygmens mokinukams daugiau, bet žinoma, skatinam visus užduotis daryti, tai galiu atpažinti ir apibūdinti. Tai jau yra šiek tiek sudėtingesnio lygmens užduotis, nes mokinių tos užduotis prašys atpažinti kažkokius objektus, juos įvardinti, juos apibūdinti, juos sugretinti, palyginti, atrasti panašumus, atrasti skirtumus, ar užpildyti schemas, užpildyti lenteles. Iš tiesų, tų užduočių įvairovė tikrai yra labai didelė. Agnės paprašysiu perversti vieną. Ir štai matote to apibūdinti to antrosios grupės užduotis, kaip matote, yra lentelės, kur tos užduotys atrodo ir ilgesnės savo formuluotėmis, nes jos tiesiog prašo kažką padaryti ir nuveikti daugiau, negu kad tai būtų trumpasis atsakymas. Ir taip pat trečioji grupė užduočių įvardinta kaip gebu paaiškinti ir įrodyti, tai jau yra aukštesnio, pagrindinio ir aukštesnio lygmens užduotis. Ir šitos užduotis jau verčia mokinukus pamastyti, integruoti kelių dalykų žinias, galbūt kai kur paieškoti informacijos, sugretinti duomenis, iš to mokintis rašyti išvadas,
paaiškinti tam tikrus vykstančius procesus gamtoje. Ir kaip jau minėjau, mes labai daug dėmesio skiriame būtent mus supančiai aplinkai, Lietuvoje esančiai bioįvairoviai, tai vėlgi tos užduotys yra kurtos remiantis Lietuvoje vykstančiais procesais, Lietuvoje vykstančiais pokyčiais, kad mokiniai praplėstų savo akiratį. Agne? Ačiū, Ingrida. Tai apie vadovėlių batumus papasakosiu. Na, ir pasakyti, kad signalinių pratybų egzemplioriai yra atspausdinti ir mano mokykla jau gavo ir galima tiesiog pavartyti ir pažiūrėti ir manau, kad išvežioju į visas mokyklas. Ir, na, tai yra labai smagu, kad yra vadovėlis, prie vadovėlio yra pratybos ir parengėme ilgalaikius planus. Ilgalaikiai planai irgi yra paskelbti, apie juos irgi šiek tiek papasakosiu. Tai vadovėlyje yra, kaip jau ir matėt, rodė Rasa, yra pateikiama pati svarbiausia informacija, kuri yra sustruktūruota, pateikta tekstuose, schemose, lentelėse, grafikuose, kad iš tikrųjų vaikai įvairių gebėjimų gali, tą informaciją įsisavinti, kas labiau, tarkime, geba skaityti tekstą ir teksto daryti analizę, kam, tarkime, geriau sekasi nagrinėti schemas, lenteles ar grafikus, tai irgi jie tokią informaciją ras. Na, kaip aišku, vadovėlis tikrai parengtas šiuolaikiškai, nes naudojant informacinės technologijas vaikai puikiai gali, tai telefono arba planšečių pagalba, jie gali atsidaryti QR kodus, kurie yra kairėje temos pusėje ir ten ras papildomos informacijos, tai yra įvairius daug naudingos informacijos, nagrinėjamais klausimais ir ta informacija jiems bus naudinga, kai reikės, tarkime, atlikti užduotis aukštesnio lygmens. Ir aišku, kad daug dėmesio yra skiriama mokinių kompetencijų ugdymui, kas apie tai kalbam ir bendrosiuose programuose. Ir mokinių kompetencijas padeda ugdyti įvairaus sudėtingumo užduotis ir aišku, kad praturtina tiek pačią nagrinėjamą temą, tai yra įvairios praktinės veiklos. Agne, galit kitą skaidrę. Ir aišku, kaip jau minėjome, kad nagrinėjant ypač ekologinės temas yra daug skiriama dėmesio biologiniai įvairoviai, jos kaitai ir nurodomos priežastys. Pažinti savo aplinką išties labai svarbu, kaip ir kalbėjo mano kolegė, kad dažniausiai vaikai žino, kas vyksta kitose žemynuose, bet tarkime, nežino visiškai, kas šalia mūsų, nepažįstami gyvūnų, nežino, kaip tie gyvūnai vienas su kitu sąveikauja ir panašiai. Ekologijos procesų dėsningumo aiškinimas, tai iš tikrųjų vėlgi grindžiamas Lietuvos ekosistemų pavyzdžiais. Tai aišku, tada vaikams galbūt labiau susidaro tas įspūdis, kodėl reikia saugoti vieną ar kitą organizmo rūšį. Ir mokiniai atlikdami skirtingo lygmens užduotis, atlikdami tiek praktinės veiklas, tai yra skatinami kritiškai vertinti žemėje vykstančius procesus, kviečiami, aišku, ir prisidėti prie aplinkos išsaugojimo veiklų. Agne. Kuo dabar yra šis vadovėlis mokiniams naudingas, tai kaip jau ir minėjau, kad išties gali rasti užduotis ir visa medžiaga pamokos pateikta labai struktūruotai. Išskiriamos svarbios sąvokos, pateikiami apibrėžimai, kurie jie yra paryškinti. Nagrinėjami klausimai išties iliustruojami labai lengvai, suprantamais, įsimenamais pavyzdžiais, paveikslais, schemomis, lentelėmis. Kiekvienos temos ir kiekvienos skyriaus pabaigoje, kaip ir matėt, kaip ir rodėme pavyzdinės temas,
mokiniai ras trumpą temos apibendrinimą, galės pasikartoti ir įtvirtinti žinias. Na ir aišku, kas yra naujovė, ko nebuvo iki šiol vadovėliuose, tai yra QR kodai, po kuriais yra paskelbta papildomos informacijos. Na, manau, kad išties mokiniams bus labai smagu naudotis QR kodais, ten surasti informaciją, kurią galės panaudoti ir atlikdami užduotis pratybose, nes pratybose užduotis yra pateiktos struktūruotos, pateiktos vėlgi kelių lygmenų ir visiškai nesikartojančius ir nėra visiškai panašių užduočių, tokius, kokius yra pateiktos vadovėlyje. Na ir aišku, kad, manau, ta knyga, tas išleistas vadovėlis, tiek pratybos, tiek parengti ilgalaikiai planai, tai bus naudingi ir mokytojams, nes, kaip matėt, temose pateikta medžiaga yra nuosekli, tiek išryškintos sąvokos, tiek parašyti uždaviniai. Na, pamoka kiekvienam iliustruota paveikslais, schemomis, lentelių gausa. Na ir tokiu būdu tai leidžia mokytojai, lengviau, paprasčiau išdėstyti pamokos temą. Kiekvienoje temoje užduotis, klausimai, praktinės veiklos, mokytojai išties leidžia pasiruošti pamokai, ir nereikia ieškoti kažkur informacijos ir tiesiog gaišti laiką. Tai mokytojas paėmęs, aš manau, kad vadovėlį atsivertęs pamokos temą, tiesiog visa yra kaip ir visas pamokos planas. Na ir pasitikrinimų užduotis vėlgi, kaip ir matėt, yra kiekvienos temos pabaigoje 6, jos yra skirtingo lygmens, yra skirtos skirtingoms kompetencijoms ugdyti, nes jos yra sudėliotos pagal sudėtingumą. Na ir vėlgi kiekvienoje pamokoje pasiūlyme praktinių veiklų įvairovę, kurios irgi praktinė veikla padeda mokiniams ugdyti kompetencijas. Praktinės veiklos pateiktos, tų veiklų aprašai yra labai nuoseklūs, suprantami puikiai ir mokiniui. Praktinės veiklos parengtos taip, kaip ir minėjau, kolegė Rasa, kad nereikalaujančius visiškai kažkokių labai specialių brangių priemonių. Medžiaga yra susieta su aplinkoje esančiais tyrimo objektais, ir labai lengvai galimos atlikti. Pateiktas tas teminis ilgalaikis biologijos planas, kuriame irgi mes surašėme pamokų temas, surašėme, kokias mokiniai ugdysis kompetencijas, surašėme, kiek kuriai temai nagrinėjimai yra skiriama valandų, surašėme, kur, tarkime, pažymėjome praktiniai veiklai, kuriai galėtų būti skiriama visa pamoka, o kuriai, tarkime, galima tą praktinę veiklą atlikti pamokos metu, ir neprireiks atskiros pamokos. Tai ačiū, tai gal tiek dabar Agnė perduodu žodį. Taip, tai ačiū autoriams. Dar kartą noriu priminti, kad užpildę mūsų svetainėje esančią anketą galėsite gauti visą naujausią informaciją, kvietimus į renginius, taip pat dalyvauti mūsų rengiamose apklausose, pasidalinti savo nuomonę apie leidinius ir kitą su jūsų darbo aktualią informaciją siūsime jums. Taip pat laukiame jūsų klausimų, tai primenu, kad juos galite užduoti skiltyje Q&A arba galite pakelti ranką, tai yra paspausti raise hand mygtuką. Ir tuomet galėsite užduoti savo klausimą žodžiu. Taip pat noriu dar parodyti, kad turime jau išleidotas pratybas, biologijos 8 klasė, 7 klasė taip pat abi dalys jau yra išleistos.
Jas galite geriausią kainą įsigyti mūsų svetainėje, tai reikėtų jums nueiti į svetainę baltulankų-vadovėliai.lt, skiltyje parduotuvę galima daryti užsakymus. Taip ir taip pat galiu parodyti, kur galima surasti ilgalaikį planą skirtą 8 klasės vadovėliui. Tai dar pasidalinu ekranu. Taip, tai kai nueisite į mūsų svetainę baltulankų-vadovėliai.lt, tai čia parodau, čia yra parduotuvė, pasirinkę biologiją. Rasite biologijos vadovėlius ir atsidarę patį vadovėlį, štai čia prie šiek tiek žemiau, prie aprašymų yra ilgalaikis planas, tai tiesiog jį paspausite ir galėsite atsisiųsti ir su juo susipažinti. Gal galite atidaryti ir parodyti, tarkime, kaip rodo. Čia yra ilgalaikis mokymosi planas biologijos 8 klasės. Na taip, padarėme įvertinimą surašym, aišku, kad mokytojas dar gali, turėdamas tikrai paruoštą planą, gali prisitaikyti prie savo mokyklos, nes kiek žinau, kad kiekviena mokykla turi šiek tiek gal kitokią struktūrą planų, bet surašytos visos kompetencijos, pamokų išdėstymas, vertinimas, manau, kad tikrai mokytojui bus puikiai praktinė medžiaga ir tiesiog, ruoštis pamokai ir planuojant savo veiklą. Tai kaip ir minėjau, kad, tarkime, neprirašyta pamoka, neskirta praktiniai veiklai, tai reiškia, daroma kartu pamokoje. O kai kurioms veikloms yra, kurie jau tyriamoji tokia veikla, tai yra skirta pamoka. Ir taip yra susiskirta visos pamokos padarytos, kad yra viena savaitinė pamoka, yra 37 mokymosi savaitės, ir visas tas 37 savaitės pateikta vadovėlyje medžiaga padengia. Galite mūsų svetainėje susipažinti su šiuo planu. Tuomet laukiame jūsų klausimų. Ar klausytojai rašo klausimus? Pakol kas nematau klausimų. Dar noriu informuoti, kad visada galite kreiptis į mus, jeigu turėsite kažkokių klausimų vėliau, kurie kils, tai visada galite rašyti mums bendruoju elektroniniu paštu vadovėliai@lankos.lt. Taip pat ir dėl užsakymų, jeigu kažkokių klausimų kyla, arba skambinti mums. Dar porą minučių laiko turime, tai dar užduokite klausimus, jeigu tokių kyla. Klausimų nematau, matyti viskas buvo aišku, susipažinote su vadovėliu. Tai, kaip ir sakiau, jeigu vėliau turėsite klausimų, tai visada galite į mus kreiptis. Ir tuomet, manau, galime ir baigti šios dienos webinarą. Ir noriu visiems palinkėti sėkmingų ateinančių naujų mokslo metų. Ačiū visiems labai ir sėkmės naujais mokslo metais.
Viso geriausio. Viso gero. Mhm.